Abu darbai apie koalas pavadinimu Indonezija ir kas ten vyksta yra apie tai, kad neišvengiamai e, artėjanti globalinė katastrofa priveda iki to, kad patys gyvūnai turėtų migruoti iš savo gyvenviečių. Ir kaip mes žinom, tai koalos negyvena nei Indonezijoje, nei dar kažkur kitur, nei Australijoje. Tai būtent šiuose darbuose net ir galima pastebėti ir atpažinti Indonezijos Javos salos kalnus. Taip pat čia yra net ir vienas Filipinų ugnikalnis netoli Manilos esantis. Tai tiesiog šie darbai yra apie tai, kad kažkas jau dega, nyksta ir ta raudona spalva apie tai pranašauja. Ir kad dėja, bet ne tik žmonėms tai sukelia neigiamų pasiekmių tas globalinis atšilimas, bet ir pačiai gyvūnijai.